Sveiki, brangus žiūrovai! Kaip ir visada, jūsų žydruosiuose ekranuose laida Baterija. Džiugu, kad jūs mums vis dar nerašote. Tai turėtų reikšti, kad mūsų laida neturi jokių trūkumų ir jūs neturite jokių nusiskundimų. Nerašykite ir toliau. Šiandienos tema – tinginystė. Pristatau šiandienos diskusijos narius. Tai Donatas. Šalia jo sėdi Tagiras. Bei man iš dešinės Martynas. Taip pat Ovidijus, Pitas, Giedrė, Virginija bei tinginystės mokslų daktaras Ignas. Ir visiems šios diskusijos nariams norėčiau užduoti klausimą. Tai ar dažnai tingite? O, visada tingim. Tingim net praustis. Ką kalbėt apie mokyklą iš viso? Ai, tingim kalbėt. Tingiu nelabai dažnai, esu labai darbštus, bet net toks darbštus kaip Barbė devintdarbė. Aišku. Tingiu. Labai tingiu. Tingite, ne? Taip. Aš labai tingiu, labai. Labai. Kad net galėčiau nesiprausti į metus. Labai tingite, ne? Tingėti žmogui negalima, jis yra sukurtas darbui. Jis turi dirbti visokius namų ruošos darbus, namų darbus, turi dirbti mokykloje, gatvėje irgi turi dirbti. Žmogus tam yra sukurtas, kad dirbtų visuomenės labą. O kas tada tingės, jeigu žmogus visą laiką dirbs? Tai žmogus negali iš tikrųjų visą laiką tingėti, jis turi dirbti. Jo yra tokia valia, turi dirbti. Turi išugdyti valią dirbti. Negalima tingėti. Panelė Virginija. O, aš labai retai tingiu. Tai kažkoks amoralus dalykas man yra. Tingėti? Jop. Mokslų daktaras. Na, tinginystė yra labai priprantamas dalykas greitai. Kiekvienas žmogus prie to dalyko pripranta, tai yra kaip kokie saldainiai, galima sakyti. Mes visi mėgstam šokoladą, tai visi mėgstam tingėti, bet aš niekada netingiu. Aš moku tai nugalėti. Sveiki, aš Ignas. Šiandien jums pravesiu savigynos pamokėlę. Šiame amžiuje visi kažkur skuba, lekia, plėšikauja, žudo, mušasi, vagia. Ir tu prieini prie žmogaus, paklausi kiek valandų, pasiskolinti mobilų telefoną, paskambinti, pasiskolinti pinigų ir jis tave sumuša, sudaužo kaip bokso kriaušė. Ir tu lieki vienas, be nieko. Todėl ir turime išmokti savigynos. Štai jums geras pavyzdys. Klausyk, berniuk, kiek valandų yra? Be 10-12. Koksai gražus laikrodis, turbūt brangiai kainavo. Kažkada norėjau irgi tokį pirkt, gali duot pasimatuoti? Berniuk, ką darai, aš tik valandų paklausiu, kiek? Berniuk, ką darai dabar? Ką darai dabar? Berniuk, ką darai dabar? Berniuk, ką darai dabar? Na štai, matot, kaip būna. Kabinėjas čia visi. Kokiais būdais galima būtų įveikti tinginystę? Gal kas norėtų pats pasisakyti? Nėra tokių netinginčių? Tinginystę galima nugalėti daugeliu būdų. Geriausiai mums pažįstamas yra šaltas dušas. Ryte apsiprausi šaltų vandeniu ir visi miegai, visos tinginystės išsisklaido. Dar, žinome, pora būdų yra ryte atsigerti karštos kavos. Tai paspartina medžiagų apykaitą ir žmogus jaučiasi žvalus. Bet žmogus gali pats nugalėti tinginystę, prisiversti ką nors daryti. Kaip pavyzdžiui? Pavyzdžiui, sėdi vakare ir eini žiūrėti televizorių, vietoj to, kad eit kažką daryti. Tu gali prisiverti nežiūrėti televizorius, eit paskaityti knygą. Čia jau yra žmogaus išugdyta valia.
Na, galima ir taip sakyti. Kaip manote, kada atsirado tinginystė? Toks socialinis reiškinys. Prašom, mūsų dešinioji pusė. Atsirado tada, kai Dievas sukūrė Ievą ir Adomą. Tada jie nieko nedirbo, tik sėdėjo rojaus sode ir valgė vaisius. Žaidė su gyvūnais, kol nesuvalgė obuolio. Aš norėčiau paprieštarauti. Tinginystė atsirado prieš kokį 100 metų. Seniau žmonės kaip gražiai ardavo laukus, netingėdavo. Dabar, kai sukūrė televizorių, vis tik tai spokso televizorių ir daugiau nieko nedaro. Atsiprašau, aš jums pertrauksiu, bet ir tada buvo tinginių, kurie neardavo laukus, o eidavo į kabokus. Tai bet jie irgi dirbdavo, kilnodavo bokalą. Čia irgi darbas. Jie naikina alkoholį, jie supermenai. Jie gelbsti pasaulį. Džinsai. Parfumerija. Parfumerija, tai visi mamai. Aš čia taip parsinešęs, susiplėšysi, būsi kaip kietas bučias. Sveiki gyvi mūsų brangus televizijos žiūrovai. Su jumis vėl raudonoji tavo pagoda. Taigi, Pitai, pranešime visiems žiūrovams, mums yra labai šalta ir mes turim sugalvoti, kam nors padėti. Mes gavome pranešimą. Pranešimą? Žmogui reikia padėti. Einam? Ėjo, sušilsim. Einam. Gal čia eisim, ne? Taip eisim čia. Žinai, tu būtą tiksliai žinai. Žinau, pasakė. Mes pasiruošę padėti bet kada, nes pagalba skubi reikalinga visada. Bet ką? Arba jeigu padėti neišeis, tai bent paguosime. Einam, šaltas snarglys bėga. Einam. Nėra skambučio, kas čia dabar yra? Nu, čia tu pridirbai. Koks erdvus būtas, klausyk. O, čia. Klausyk, čia komp, per daug, čia yra organizacija. Matau daug. Organizacija. Gal kažką sumaišiau. Užeikim gal čia. Pagalbos, kam reikės, klausyk. Klausyk, čia, manau, problema. Jums su sveikata ar su kompiuteriu blogai? Viskas gerai, viskas gerai. Klausykit, jeigu ką, tai mes padėsim. Tu atjunk tenai, aš patikrinsiu taip. Atsiprašau, ką jūs Matau, čia klaviatūrą. Ne, viskas gerai. Atjungi. Ne, atjungi. Tai mes nešamės pas save. Nereikia. Mes nešamės Aš turiu gerą dirbtuvę, klausyk. Viskas gerai. Palyk. Nesijaudinkit. Mes tuo grįšim, sutaisysim. Šiaip tai aš esu patyręs meistras. Galiu sutaisyti bet kada, bet ką. Visada būna taip, kad buityje prisireikia paprasčiausiai. Mūsų juodas aksarai. Viską moku. Tu žiūrėk, ar defektų nėra kištukė, aš pamėginsiu. Taip, pažiūrėsiu. Pamėginsiu pragręžti. Ties centru kažkur turiu problemų. Su kojom palaikysiu. Ties centru kažkur matau ir problemų. Dėklai tai kažkokie neaiškus. Ne tokie, ne kaip turi būti. Ne tokie. Ne, su įrankiu, tai nesigirdi. O šitoj gedimas vieta yra. Matau, yra. Gerbiami žiūrovai, jūs aišku patys tai neremontuokit, taip labai jau savo priedaisu, jeigu kas, tai mus kvieskit, nes gali paprasčiausiai sugadint. Klausyk, Žymiai gražesnė. toj vietoj, pakalk. Pakarstė. Aha, čia diodai turėtų būti. Ne, tu... O, diodose gedimas, bet tai klausyk merginos, su tokia neveikiančia, čia technikinė nebūtų praėjusi. Palauk, reikia atidaryti ertmę. Ertmę. Ai, tu taip ilgai daryti, žmonėms darbas, tai nestok. Niekink. O, Taip, šori. tai Šori. kaip O, gerai. Darbas labai greitai, jis pats vyksta.
kokybiškai. Pala, čia gali sulaužyti. Tu taip atsargiai, čia gali lūžti, supranti. Paskui jau nebesutaisysi. Klausyk, vaikeli. Žiūrėk, čia vat plasmasė. Turėjo būti metalinis. Jo, prideda viską, nu, praktiškai... Brokas. Manyčiau, atsargiai, kad nesulaužytum. Dar šitoj vietoj pagreškim. Aš palaikysiu. Greškim. Giliau. Va, man... Atvėrėm. Čia trūko oro. Ventiliacija buvo labai prasta, tai mes... Nusprendėme padaryti porą ertmių. Taip, faktiškai dėl to kyla labai daug nesusipratimų ir gaisrai kartais kyla, nes ventiliacijos mažai, laidai pradeda svilti, o pelė, klausyk, jie reikia profilaktiškai, manyčiau. Taip. Čia va, žiūrėk, čia va, gerbimi žiūrovai, norėtume parodyti iš arti, yra rodyklės, sukti. Ar turi atsuktuvą? Atsuktuvo neturiu. Bet, nu, manyčiau, sukaltų irgi gerai išeis. Sukam. Nu, atsukom. Taip, priešais tas, ką mes klausime. Nereikalingas, ką čia? Vaikų žaidimai, nu, gręžti mano prietaisas, taigi. Grąžtas pagelbė. Klausyk, manyčiau, su koja pamėgink. A ne, mano batas kietesnis. Aš atidarysiu ir... Puikiai. Atsargiai. Jau Atidarėm. Oi. Pala, atsargiai, čia yra labai mažas detalės. Va šitą reikia išlaužti, rankytės. Ai, nu tu išim pas tavę smulkis. Dantinis, va. Ne tą ištraukiu. Ne tą, trauk tą. Atsargiai nenusilauž danties. Gerai, tada, nu dabar reikia uždaryti. Taip. Laidą nuim bus optinė. Taip pat. Užteks taupyk, taigi mūsų biudžetas laidos toks ir tėra. Dabar reikia klaviatūrą. Klaviatūrai dar turiu užteks. Čia žinai ratukas. Jo, čia turi būti. Mes viską pataisom visą laiką, jokių problemų nekyla. Patobulinom tik čia kažkas jau taip... Ai, paim. Kaip mergina nudžiugs, jos... Kas? Pas tave dantis tvirti. Gerbėmieji žiūrovai, prašome pasigėrėti mūsų darbu. Man tiesiog džiaugiasi širdis, kai aš matau tokį tobulai atliktą darbą. Bet tu, Juozai, tikrai aukserankis. Aukso. Merginos bus sužavėtos. Sužavėtas neteks amo, kai parodysim. Bet ir dirba, jaučiu, kad gerai. Dirbt, kur to dirbt? Na, tada keliaukime. Mes grįžom, klausyk, parežėm tau. O agregatus? Taip, Juozai. Taip, taigi mes pusėm sukeitėm. Čia atliko šiek tiek. Tuo prijungsim. Dabar, pala. Šitą laikyk. Laikyk. Jungiam čia. Jo, laikyk saują. Čia tau atliekamų dalių. Čia atsarginės, jeigu suges vėl kvies, mes atgal sudėsim. Sutaisysim. Ačiū. Prašau. Pelė, padarėm, žodžiu, pusiau optinį. Nebus ratuko, bet gerai dirbs. Gerbiami žiūrovai, savo akimis matėte, kaip laiminga tapo dar viena mergina. Mes jai padarėm tokį gerą darbą. Pažvelgti į šypseną. Taigi, skubame padėti kitiems. Iki kitų susitikimų. Iki. Klausyk, matei, monitorius irgi biškį jau mirguliavo. Irgi. Pataisysi. Na, o dabar norėčiau paklausti diskusijos narių, ką daryti jie labiausiai tingi. Pradėkime, kaip visada, nuo dešiniosios pusės, kurioje susirinkę didžiausi tinginiai mūsų ratelyje. Taigi, Aš tingiu daryti namų darbus, dėl to aš mokinuosi dvejetais. Tai manęs nieks nekenčia mokytojai. Nes aš dvietuškininkas esu, nes aš tingiu mokytis. Ai, vis. aš tai labiausiai tingiu rytais keltis iš lovos. Išvirstu ir taip valiuosi ant grindų. Kol nusivalioju, reikia eiti tualetą nusipraust.
Ovidijau, kuo tu labiausiai tingi? Aš labiausiai tingiu, kai einu praust nusivalti rūbus. Labiausiai, tai tu prausiesi su drabužiais? Ja. Ir mėgu su tais šlapais. Oho, tai bent tinginys, na, Martynai. Grįžęs namo, tingiu nusiauti batus, striukę, kepurę. Einu miegoti taip pat su striukę, batais į kepurę. Na, o jūs, mėly kolegos, gal galėtumėt ką nors irgi? Aš tai netingiu, aš šitais atsikeliu pas tai lovą, padarau namų darbus, susikraunu daiktus, nueinu vonę nusiprausiu, pažadinu brolį, išmaudau brolį, išvedu šunį pasivaikščioti, mama padarau kavos, nueinu pasiemu iš malos raktus, atidarau mašiną, uždedu mašiną, nuplaunu mašiną, tada grįžtu namo ir tada jau pasėdžiu biškį šiek tiek prie televizoriaus ir tada pavalgau. Bet taip greitai suvalgau viską, išplaunu į indus ir tada jau ruošiuosi mokyklą. Jūs nepavargstat? Ne, aš esu atsparus fiziniam darbui. Aš mėgstu fizinį darbą. O po to neaptinkstat? Tai kam yra įdomu naktis, naktį reikia ilsėtis, eini, miegoti 7, keliais 6. Oho. O aš tai labiausiai nekenčiu tinginių. Jie pareina namo, mano grindis su nešvariais batais užlipa ant mano grindų, aš paskui turiu plauti, valyti, dulkę šluostyti, gėlės palaistyti. O jie vis tingi tą daryti ir man tenka viską vienai daryti. O kiek jūsų namuose tinginių gyvena? Nu, mano namuose gyvena 4 tinginiai. Vienintelė aš darau viską. Plaunu grindis. Visiškai su jumis sutinku. Taip. Mano šeimo lygiai tas pats darosi. Aš ateinu po pamokų pavargusi, po visų savo aerobikų ir jogų, o ten grynas šiukšlynas, aš turiu viską tvarkyti. Kodėl aš turiu atsakinga už namus? Taip, aš tikrai nesuprantu. Nu, visiškai. Kas Turi bendras darbas būt, visi turi tvarkytis. Taip, Juk teisingai. visi gyvenam, ne vien mes, kurie tvarkosi. Kaip kokie valytojai. Taip. Ir dar turiu daryti valgyti, o paskui visi pavalgo ir nesiplauna indų. Viena turi plauti indus ir pati darau valgyti. O po to klausia, kodėl Bet savo aš pažiniai pertrauksiu. Čia jau yra liga, vat, kai taip viską reikia tvarkyti, viską. Reikia šito tingėti daryti. Negalima tingėti. Negalima tingėti. Nes Tai nuodėmė. Nenuodėmė, tai yra liga. Darbaholikai tingi. Tingėti negarbinga, tingėti negražu, bet ėmė ir aptingo, Jėzulis, tagyras pamažu. pamažu. Занятия гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх. Раз, поворот. Два, наклон. Три, выпрямиться. 4. Еще попробуйте. Раз. Два. 3. 4. Теперь под музыку. Второе упражнение – подтягивание. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх. Потянитесь. Раз, два, три, 4. Руки вверх. Поворот. Наклон. Руки вверх. Руки вверх. Руки вверх. Руки вверх. Руки вверх. Руки вверх. Еще раз, 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 еще раз. Бегом, марш!
обе ноги, хлопок. Еще раз поднять обе ноги, хлопок. Еще раз. Занятия окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.
Na, siūlyčiau jau baigti mūsų diskusiją ir siūlyčiau jums visiems dabar sėsti prie savo kompiuterių ir parašyti mums po elektroninį laišką. Netingėkite mūsų, mėly žiūrovai. Susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku.